Sveiki, mėly žiūrovai. Laikotarpis tarp Kalėdų ir Naujųjų metų pastaraisiais metais nemažai daliai žmonių siejasi su atostogomis ir poilsiu. Na, o tiems, kuriems reikia į darbą, bent jau Vilniuje, gali rytais važiuoti be kamščių. Ir taip bus dar bent jau savaitę. O aš pastarosiuose laidose vis kalbėdamas apie Europą, jos santykius su Amerika ir žinoma Rusijos grėsmes, nepapasakoju jums apie tai, kas vyksta kitur pasaulyje. Norint suvokti pilną geopolitikos paveikslą, negalima apsiriboti vien tik Europą. Mat mūsų regionas pasaulinėje dėlionėje tampa vis mažiau svarbus. Mums tai išlikimo klausimas, bet kokiai Kinijai ar Indijai tai menkos saugumo problemos. Tad šiandien jums papasakosiu apie tai, kas vyksta tolimuosiuose rytuose, Ramiojo vandenyno regione ir Pietų Amerikoje. Mat tiek rytų, tiek ir vakarų pusrutuliuose karinių konflikto grėsmė gana didelė ir be karo Ukrainoje. O Ramiajame vandenyne, kuris Europai beveik nerūpi, Japonija ir Kinija yra netoli karo veiksmų. Taivano užstojusi Japonija įsivėlė į diplomatinį ir ekonominį konfliktą, tad karas dėl Taivano tampa vis labiau realesnis. Šioje laidoje parodau, kodėl Japonija pirmą kartą nuo Antrojo pasaulinio karo garsiai pasako tai, ko anksčiau nedrįso. Taivano likimas yra Japonijos išlikimo klausimas, tai reiškia viena. Kinijos blokada ar puolimas automatiškai gali reikšti karą tarp didžiųjų valstybių. Kinija reaguoja grasinimais, ekonominė blokada, naikintuvo ar karinių laivų spaudimu. Istorinės nuoskaudos, nacionalizmas ir karinė transformacija susilieja į sprogstamą į mišinį, kuriame nebelieka erdvės kompromisai. Abi pusės spaudžia iki galo, nes pasitraukti reiškia prarasti veidą, o galbūt ir valdžią. Ir tada kyla klausimas, kodėl tai turėtų rūpėti Lietuvai. Todėl, kad Amerika negali kariauti dviejose frontuose vienu metu. Jei Amerikos pajėgos bus įtrauktos į Taivano karą, jų nebeliks Europoje. NATO rytinis flangas taps silpnesnis, o Kremlius tai stebi labai atidžiai. Tad Taivano sąsiauris ir Suvalkų koridorius turi nemažai ką bendro. Šioje laidoje paaiškinu, kodėl karas Azijoje gali tapti tuo momentu, kai sprendžiamas ir mūsų saugumas. Ir pradėkime nuo Ramiojo vandenyno regiono, kurio saugumo padėtis turėtų būti itin aktuali ir mums lietuviams, mat ir mūsų saugumas gana nemažai priklauso nuo šio regiono stabilumo. O jo pastarosiomis savaitėmis vis mažiau, nes dvi didžiosios Azijos valstybės, senos istorinės priešininkės Japonija ir Kinija vėl gali susiremti dėl įtakos regione. Ir tai galėjo atsitikti greičiau nei kas nors tikėjusi, mat gruodžio pradžioje tarp šių valstybių karinių pajėgų įvyko nekasdienis incidentas. Netoli Okinavos Kinijos naikintuvai nutaikė ir užfiksavo savo ugnies valdymo radarus ant Japonijos naikintuvų. Karinė prasme tai yra praktiškai paskutinis žingsnis prieš atakuojant priešą, tad lėktuvų pilotams tai nebuvo abstraktus gestas, kai priešiški lėktuvai aktyvuoja taikymo radarą, turite kelias sekundės nuspręsti ar bandyti išvengti atakos ar atsakyti ugnimi. Vienas neteisingas žingsnis ir dvi vienos didžiausių pasaulio ekonomikos galėtų įsivelti į karą. Japonijos gynybos ministras pavadino šios incidentus pavojingais ir itin apgailėtinais. Protestuodama, jo vyriausybė išsikvietė Kinijos ambasadorių. Pekinas atmetė visus kaltinimus, teigdamas, kad Japonijos naikintuvai piktavališkai trukdė Kinijos karinėms pratybams. Tas pats įvykis, priešingos interpretacijos ir nėra būdo nustatyti tiesą, kol neįvyks kitas incidentas. Ir ši Japonijos-Kinijos santykių krizė prasidėjo ne gruodį virš Okinavos, ji prasidėjo prieš mėnesį nuo žodžių Tokijo parlamente. Kas prasidėjo kaip diplomatinis ginčas dėl Taivano, tapo ekonominė kova, karinė rizika ir agresyvios Kinijos diplomatijos sugrįžimu. Tad dabar išsiaiškinsime, kasgi taip įsiutino kinus. O Kinijos pyktį sukėlusius žodžius pasakė naujoji Japonijos ministrė pirmininkė Takaichi, kuri yra pirmoji moteris užimanti šį postą. Ji atstovauja naujai japonų nacionalistų kartai, kuri tiki, kad jų šalis turi atsikratyti pokario pacifistinių apribojimų ir sukurti kariuomenę, galinčią ginti Japonijos interesus visame priešiškame regione. Takaichi, kuri pradėjo eiti pareigas spalio mėnesį, yra velionio Shinzo Abe protežė, ilgiausiai Japonijos premjero pareigas ėjusio politiko ir Japonijos saugumo pertvarkos architekto įpėdinį. Abe buvo jos mentorius ir dalyjosi jos viziją apie Japoniją, kuri galėtų veikti kaip normali šalis, su kariuomenė galinčia kovoti kartu su sąjungininkais, o ne tik ginti savo teritoriją. Kai Trumpas spalio mėnesį lankėsi Tokijoje, jis pavadino naująją premjerę viena iš didžiausių Japonijos lyderių. Jos konservatyvios pažiūros yra giliai įsišaknyjusios. Būdama jauna įstatymų leidėja, ji kritikavo atsiprašymus už Japonijos kolonijinę ekspansiją ir agresiją Antrajame pasaulinėme kare, teigdama, kad tokie pareiškimai neturėtų būti daromi be platesnės nacionalinės diskusijos.
Kaip ir daugelis konservatyvių įstatymų leidėjų, ji reguliariai lanko Jasukuni šventyklą, kurioje garbinamos Japonijos karo aukos, įskaitant nuteistus karo nusikaltėlius. Jos politinė herojė yra Margaret Thatcher. O jos paviešinta darbo etika greitai tapo legendinė. Jau tapusi premjere, ji kartais miega parlamento bendrabutyje ir pradeda dirbti 3 valandą ryto. Vėliau jie žinoma atsiprašė savo darbuotojų už anksti pradėtą darbo dieną, bet žinia buvo aiški. Ji pažadėjo dirbti sunkiai kaip arklys ir tai sakė rimtai. Nepaisant įtampos su Kinija ir jos prieštaringos pozicijos Taivano klausimu, Takaiči vyriausybės reitingas gruodžio mėnesį siekė 70%. Tai daugiau nei 2 viršyje jos pirmtako reitingą. Japonijos visuomenė vertina lyderį, kuris atvirai kalba apie grėsmes, o neslepiasi už diplomatinių dviprasmybių. Atsižvelgiant į jos nacionalistinę poziciją ir vidaus paramą, ji yra būtent ta lyderė, kuri nepasitrauks iš konfrontacijos, kurią laiko būtina Japonijos išlikimui. Lapkričio pradžioje Takaiči kreipėsi į parlamentą dėl scenarijaus, kurį retai kada taip atvirai išsako einantis pareigas vyriausybės vadovas. Paklausta apie galimą Kinijos karinių jūrų laivyno blokadą Taivane, jie atsakė: padėtis Taivane tapo rimta, turime pasirengti blogiausiam scenarijui. Ji teigia, kad Kinijos blokada tikriausiai būtų skirta užkirsti kelią Amerikos intervencijai. Svarbiausia, jis sakė, kad jei tai susijęs su karinės jėgos panaudojimu, bet kuriuo atveju tai galėtų tapti egzistencinė krize. Jos mintis buvo aiški. Japonija laikytų Kinijos karinę blokadą Taivano grėsme Japonijos išlikimui. Todėl Japonija galėtų panaudoti savo karinės pajėgas apginti Taivaną. Spaudžiama atsiimti savo pareiškimą, Takaiči atsisakė. Aš padariau šį pareiškimą laikydamasi tradicinės vyriausybės pozicijos, todėl jo neatsiimsiu, pasakė premjerė ir pripažino, kad ateityje reikės elgtis atsargiau, bet išlaikė savo poziciją. Takaiči išdėstė savo matymą. Japonija laiko Taivano saugumą neatsiejamu nuo savo pačios saugumo. Nors ankstesni lyderiai siūlė panašias idėjas, ji buvo pirmoji einanti premjerės pareigas, kuri tai aiškiai išdėstė ir susiejo su konstitucinėmis nuostatomis, leidžiančiomis kolektyvinę savigyną. 2021-aisiais ilgametis Japonijos premjeras Shinzo Abe sakė: nelaimė Taivane yra nelaimė Japonijai, todėl ir Japonijos bei Amerikos aljansui. O vicepremjeras Taro Aso pareiškė, kad Japonija prisijungs prie Jungtinių valstijų intervencijos, bet vėliau atsisakė savo žodžių. Takaiči žengė dar toliau ir atsisakė pasitraukti. Ji pateikė konkretų scenarijų ir viešai nubrėžė raudoną liniją. 2015 metais Shinzo Abe vyriausybės atliktas konstitucinis persvarstymas atvėrė duris kolektyviniai savigynai. Terminai, leidžiančiam Japonijai padėti sąjungininkams, jei jiems kiltų egzistencinė grėsmė. Takaiči aiškiai išdėstė, ką tai reiškia praktikoje. Kinijos blokada Taivane vykdoma karo laivais grasinant Jungtinių valstijų pajėgoms sukeltų Japonijos teisę į kolektyvinę savigyną, arba paprasčiau kalbant, karą su Kinija. Pekino reakcija buvo greita ir įnirtinga. Užsienio reikalų ministerijos atstovai pavadino Takaiči komentarus itin pasibaisėtinais ir atvirai provokuojančiais. Japonija privalo nedelsdama ištaisyti savo klaidas ir atsiimti šios pasibaisėtinus komentarus, kitaip visos pasekmes teks Japonijai, sakė ministerijos atstovai. O tada sekė grasinimas. Jei Japonija drįs kariniu būdu įsikišti į Taivano sąsiaurio situaciją, tai bus agresijos aktas ir Kinija suduos tiesioginį ir sunkų smūgį. Po šių politikų pareiškimų Kinijos karo laivai priartėjo prie ginčytinų Senkaku salų, tačiau Kinija neapsiribojo simboliniais gestais. Pekinas pradėjo visapusišką ekonominį karą. Lapkričio viduryje Kinija paragino piliečius vengti Japonijos, motyvuodama saugumo sumetimais. Oro linijos pasiūlė grąžinti pinigus už bilietus. Poveikis – 500 000 atšauktų kelionių, 10 milijardų eurų ekonominė žala. Tada Kinija ėmėsi jūrų gėrybių eksporto. Kinijos ministerijos atstovės spaudai sakė, kad net jei tai techniškai leidžiama, Kinijoje jiems nebūtų rinkos. Be to buvo atšaukti koncertai, filmai buvo užblokuoti, prasidėjo Japonijos ekonominė blokada. Ši krizė ir vėl grąžino Kinijos karo vilko diplomatijos sugrįžimą. Tokiais žodžiais apibūdinama Kinijos agresyvi užsienio politika. Na, o Kinijos generalinis konsulas Osakoje paskelbė tai, kas atrodė kaip grasinimas nužudyti. Cituoju: jei purvinas kaklas įsikiš be kvietimo, mes jį be jokių dvejonių nupjausime. Pranešimas buvo ištrintas, bet Japonija pateikė oficialų protestą. Įstatymų leidėjai pareikalavo jo išsiuntimo iš šalies. Na, o Kinijos valstybinė žiniasklaida pradėjo propagandos kampaniją, remdamasi Antruoju pasauliniu karu.
Karikatūrose Japonijos premjerė buvo pavaizduota su Japonijos imperijos antrojo pasaulinio karo uniforma. Kitoje karikatūroje ji degino Japonijos pacifistinę konstituciją. Na, valstybinis Kinijos transliuotojas paskelbė, kad bet kas kišasi į Taivano reikalus, kasasi savo duobę. Kinija priminė karo baisumus. Užsienio agresijos pradėjimas egzistencinės krizės pretekstu jau seniai yra įprasta Japonijos militarizmo taktika ir pridūrė, kad Japonija pradėjo konfliktą antrajame pasaulinėme kare ir iki šiol Japonija nėra išsamei apmąsčiusi savo karo nusikaltimų. Norint suprasti Takaiči žodžių reikšmę, reikia suprasti, iš kur Japonija atėjo kariniu požiūriu. Po antrojo pasaulinio karo Japonija priėmė radikalų konstitucinį pacifizmą. 9 straipsnis, parengtas pagal Amerikos generolo MacArthur okupacijos sąlygas, skelbia, kad Japonai amžinai atsisako karo ir kad sausumos, jūrų ir oro pajėgos niekada nebus jų išlaikomas kaip karinės pajėgos. Vėliau pasiektas kompromisas. 1954-aisiais įkurtos Savigynos pajėgos, techniškai ne karinės, bet skirtos ribotoms gynybinėms operacijoms. Dešimtmečius neoficialius Japonijos gynybos limitas buvo 1 procentas nuo BVP. Tad Japonija sutelkė dėmesį į ekonomikos augimą, pasikliaudama Amerikos apsaugą. Ir ta era baigėsi dabar. Japonija 13 metus iš eilės didina ir didins gynybos išlaidas, o sumos skiriamos gynybai tikrai bus įspūdingos. Pernykštis gynybos biudžetas buvo 55 milijardai dolerių, o kitais metais bus jau 60. Per 5 metus planuojama skirti beveik 30 milijardų dolerių, dvigubai daugiau nei istorinė riba. Mūsų šalis susidarė su sunkiausia ir sudėtingiausia saugumo situacija nuo antrojo pasaulinio karo, sako Japonijos gynybos ministras, pabrėždamas, kad Japonija turi sukurti beprecedentės pajėgas. Transformacijos mastas yra stulbinantis, 100 tolimųjų nuotolio sparnuotojų raketų, įskaitant Tomahawk raketas. Sraigtasparnių nešėjo pertvarkymas į F-35 nematomus naikintuvus, pirmuosius nuo antrojo pasaulinio karo. Be to kariniai palydovai, dronai, viršgarsinės raketinės gynybos sistemos. 12 tipo priešlaivinių raketų nuotolis padidintas nuo 100 km iki 1000. Tai leistų smogti giliai Kinijos teritorijoje esantiems taikiniams, jeigu kiltų Taivano karas. Kodėl Japonija taip skuba? Kodėl tokie didžiuliai pinigai metami į gynybą? Auganti Kinijos grėsmė, Šiaurės Korėjos branduoliniai ginklai ir Rusijos agresija – tai vienos pagrindinių priežasčių. Be to yra ir kitas retai aptariamas veiksnys – augančios abejonės dėl Amerikos patikimumo Trumpo valdymo laikotarpiu. Be to patys japonai suvokė, kad dešimtmečius trukusi priklausomybė nuo Amerikos paliko Japonijos kariuomenę atsilikusią. O kariniai iššūkiai išlieka. Japonijos gynybos pramonė silpna, visuomenė pacifistinė, tad nuolat kyla sunkumų verbuojant naujus karius, o silpna jena didina užsienio ginklų kainas. Bet trajektorija aiški. Japonija pirmą kartą nuo 1945-ųjų tampa normalia karinė galia. Kai Takaiči sako, kad Kinijos blokada pateisina karinę intervenciją, ji tai sako rimtai. Japonija turi vis daugiau pajėgų, kad galėtų paremti šios žodžius. O kalbant apie Japonijos ir Kinijos kol kas tik diplomatinį ir ekonominį konfliktą, reikia prisiminti istoriją, kad suvoktum, kodėl Japonija taip skuba. Kaip sako geopolitikos ekspertai, Kinijos ir Japonijos konfliktai buvo kitokie. Jie greičiau eskaluojasi, šalis smogia stipriau ir kelia nuolatinį smurto pavojų, o to priežastis istorija. Japonijos imperializmo trauma ir Kinijos įsitikinimas, kad Japonija niekada tinkamai neatpirko savo kaltės. 1894-95 metais, pirmojo Kinijos-Japonijos karo metu, Japonijos pajėgos nužudė 1000 žmonių Port Artūre. Kinijos pralaimėjimas pažymėjo pažeminimo šimtmečio pradžią. 1919-aisiais Vokietijos valdos Kinijoje buvo perduotos Japonijai, o ne grąžintos Kinijai. Studentai surengė masinius protestus, gegužės 4-osios judėjimą, kuris tapo moderniojo kinų nacionalizmo pradžia. O didžiausia trauma – 1931-1945 metų invazija. Žiaurumai, įskaitant Nanjingo žudynes, per kurias nužudyta 200-300 tūkstančių civilių. Iš viso, per visą šitą okupacijos laikotarpį nužudyta apie 14 milijonų kinų. Todėl kinai puikiai atsimena šią tragediją ir nuoskaudas, mat istorinė atmintis nuolat stiprinama per švietimą, žiniasklaidą, oficialias minėjimo ceremonijas. Plačiai paplitęs ir kitas kinų įsitikinimas. Japonija niekada nuoširdžiai neatsiprašė. Nacionalizmas ir žiaurumų neigimas vis dar egzistuoja tarp japonų konservatorių, įskaitant Takaiči. O Kinijos valstybinė žiniasklaida sutirština kiekvieną revizionizmo pavyzdį.
Ši istorinė našta reiškia, kad konfliktai turi emocinį svorį, kurio nėra, pavyzdžiui, Jungtinių valstijų ir Kinijos ginčuose. Dabartinė krizė vyksta pagal panašų modelį. Kinams Takaiči komentarai nėra tik geopolitiniai, jie pažadina gilias istorinės baimės. O valstybinės žiniasklaidos karikatūros, kuriuose įvaizduojama imperijos kariuomenės uniforma, nuolatinės nuorodos į militarizmą, įspėjimai apie 1930–40 metų pasikartojimą, o visa tai daro gilų įspūdį. Štai kodėl krizė taip greitai paaštrėjo ir kodėl ją sunku sušvelninti. Kinija negali pasitraukti. Pažeminimai pernelyg švieži ir pernelyg skaudus. Takaiči kaip konservatyvi nacionalistė, kuri savo tapatybę sukūrė atsisakydama atsiprašyti už Japonijos praeitį, irgi negali pasiduoti. Tada abi šalis įstrigo konfrontacijoje, kurioje nė viena negali prarasti veido, kurioje kiekvienas incidentas neša šimtmečio nuoskaudas. Ir norint suvokti, kiek toli Kinija eis ekonominiu požiūriu prieš Japoniją, 2010 metai gali būti geras pavyzdys, kai Japonija ir Kinija susikibo dėl Senkaku salų. Tada Kinija įvedė neoficialų retųjų metalų eksporto draudimą. Japonija buvo priklausoma nuo Kinijos dėl apie 90% retųjų žemių mineralų naudojimo visur, nuo išmaniųjų telefonų iki raketų. Kai Kinija nutraukė eksportą, Japonijos gamyba beveik sustojo. Kinija turėjo ekonominį įtaką ir buvo pasirengusi ją panaudoti. O Japonija pasidavė ir paleido suimtą Kinijos kapitoną. Tada retieji metalai vėl pradėjo tekėti į Kiniją. Ir tad pirmoji pamoka Japonijai. Trumpalaikiu laikotarpiu Kinija turi pranašumą, tačiau Japonija išmoko, kad ekonominė priklausomybė yra strateginis pažeidžiamumas, kurį reikia spręsti. Po 2010 metų Japonija patvirtino 100 milijardų jenų biudžetą retųjų metalų atsparumai didinti. Po 10 metų Japonija sumažino Kinijos tiekimą nuo 90 iki 60% investuodama Australijoje. Tačiau tai atskleidžia sunkumus. Dešimtmetis pastangų, milijardai subsidijų tik tam, kad priklausomybė būtų sumažinta trečdaliu. Alternatyvų šaltiniai kainuoja 50% daugiau nei Kinijos metalai. Na, o įtampa tarp dviejų šalių, turiu galvoje tarp Japonijos ir Kinijos, tik augant, Trumpas atsidūrė nepatogioje padėtyje. Jis turėjo išlaikyti pusiausvyrą tarp svarbiausių Amerikos sąjungininkų Azijoje, Japonijos ir prekybos santykių su Pekinu atšilimo. Tolimesni įvykiai atskleidė, kur yra Amerikos prioritetai. Lapkričio pabaigoje Kinijos diktatorius Xi Jinpingas paskambino Trumpui. Tai svarbu, nes Xi inicijavo pokalbį. Tarptautinės krizės grupės analitikas Williamas Yangas paaiškino, Kinijos pusė paprastai inicijuoja pokalbius tik tada, kai turi labai konkretų poreikį. Pasak žmonių informuoto apie pokalbį, Xi pusę iš valandą trukusio pokalbio skyrė Taivanui, pabrėždamas istorinės Kinijos pretenzijas ir bendrą Vašingtono ir Pekino atsakomybę. Xi Jinpingas pasakė Trumpui, kad Taivano sugrįžimas būtų neatskiriama pokario tarptautinės tvarkos dalis, sukurta bendroje Amerikos ir Kinijos kovoje su fašizmu ir militarizmu. Tai buvo netiesioginė kritika Japonijai. Atsižvelgiant į tai, kas vyksta, mums dar svarbiau bendrai saugoti Antrojo pasaulinio karo pergalę, pasakė Kinijos diktatorius. Kas vyksta, reiškia Japonijos premjerės Takaiči komentarus. Vėliau tą pačią dieną Trumpas paskambino premjeriai Takaiči. Pasak Japonijos ir Jungtinių valstijų pareigūnų, Trumpas subtiliai patarė sumažinti garsą dėl Taivano. Jis nespaudė jos atsimti savo žodžių, bet žinia buvo aiški. Nekelk pavojaus mano prekybos santykiams su Kinija. O skambučio eiliškumas, pirmiausia Kinijoje, o po to Japonijai, sukėlė nuostabą Tokijoje. Matthew Goodmanas, užsienio reikalų tarybos atstovas, tvirtino, kad nenuostabu, kad Jungtinių valstijų prezidentas kalbasi su abiem lyderiais, tačiau skambučio eiliškumas yra įdomus. Trumpo prioritetai buvo aiškus, jis viešai nepareiškė palaikymo Japonijos pozicijai dėl Taivano, kaip ir nepasmerkė Kinijos paskelbtą ekonominio karo Japonijai ar grasinimų jai. Trumpas tik gyrė jų santykius, vengdamas visko, kas galėtų supykdyti Pekiną. Na, o Japonijos premjerė šiek tiek sušvelnino savo poziciją. Aš neketinau minėti jokių konkrečių detalių, sakė ji, ir tvirtino, kad tai atitinka tradicinę vyriausybės poziciją. Tai buvo subtilus balansas - pripažinti Trumpo susirūpinimą, bet viešai nepasiduoti Xi Jinpingo spaudimui. Tačiau Tokijoje tokie Trumpo diplomatiniai žaidimai kelia didelį nerimą. Japonams reikėjo viešos paramos, kad išlaikytų vidaus pasitikėjimą ir atgrasytų Kiniją. Bet Vašingtono reakcija nebuvo tokia, kokios tikėtasi. Spalį Trumpas pavadino Takaiči malonę ir susitiko su ja Jungtinių valstijų lėktuvnešyje. Ji padovanojo jam Šinzo Abės golfo lazdą, iki tol buvusios politikos tęstinumo simbolį.
Tačiau kai Kinija pradėjo spaudimo kampaniją, tie šilti santykiai išgaravo. Ambasadorius Džordžas Glasas pasakė, mes ją remsime, bet iš Vašingtono nieko daugiau ir nenutiko. Japonija tikėjusi stipraus palaikymo atsižvelgiant į Kinijos griežtumą. Na, o Japonijos ambasadorius aiškiai paprašė Trumpo administracijos imtis veiksmų. Japonijos pareigūnai pranešė apie gilų nusivylimą dėl aukščiausių pareigūnų palaikymo stokos. Pasirodė tik pavaduotojų atstovo spauda įrašas socialiniuose tinkluose. Kristofas Johnstonas, buvęs Baltųjų rūmų Japonijos pareigūnas, sakė, tai buvo aiškiausias Japonijos premjero pareiškimas apie Amerikos įsipareigojimus Taivano krizės atveju. Vašingtonas turėjo jį palaikyti, vietoj to pareiškimas buvo sutiktas daugiausia tyla. Ir ironiška, Elbridžas Colby, dabar gynybos departamento viceministras, daug metų ragino Japoniją aiškiai apibrėžti savo vaidmenį Taivane. Dabar, kai premjerė tai padarė, jo administracija tylėjo. Na, o labiausiai nerima kėlė Trumpo asmeninis tylėjimas. Fox News interviu paklaustas apie grasinimą nužudyti Takaičį, Trumpas atsakė, daugelis mūsų sąjungininkų nėra mūsų draugai, jokios paramos, jokių pasmerkimo ženklų. Na, o Japonijos premjerės mentorius Shinzo Abe buvo nužudytas 2022-aisiais, tad viešos paramos nebuvimas kelia nerimą tiek Tokijui, tiek ir Taipėjui. Viešai pareiškusi apie Taivano gynybą, Japonija tikėjusi Amerikos paramos, mat Jungtinės valstijos turi savo įsipareigojimus Japonijai dar nuo Antrojo pasaulinio karo. Abipusės gynybos sutartis lieka galioti, amerikiečių kariai vis dar dislokuoti visoje šalyje. Tačiau jiems reikia viešos paramos, kad parodytų Kinijai, jog spaudimas nesuskaldys aljanso. Buvęs ambasadorius Kinijoje Nicholas Burnsas tvirtina, kad Japonija yra nepakeičiamas Amerikos sąjungininkas Indijos Ramiojo vandenyno regione. Takaičiai nusipelno visos mūsų visuomenės paramos, tvirtino jis. Tik tos paramos iš Baltųjų rūmų kol kas nebuvo. Tiesa, jei nebuvo politinės Trumpo paramos, buvo bent jau simbolinė karinė. Gruodžio viduryje du Jungtinių valstijų B-52 bombonešiai kartu su Japonijos F-35 ir F-15 naikintuvai skrido virš Japonijos jūros. Tai buvo aiškus Amerikos paramos įrodymas. Tai dar kartą patvirtina Japonijos ir Jungtinių valstijų tvirtą valią netoleruoti vienašališkų status quo pakeitimų jėga, pareiškė Japonijos gynybos ministerija. Skrydžio laikas irgi buvo reikšmingas. Skrydis surinktas kitą dieną po Rusijos ir Kinijos bendrų patruliavimo pratybų. Strateginiai bombonešiai kartu su Japonijos naikintuvais parodė, kad Vašingtonas skiria dėmesį savo sąjungininkai. Tačiau tai nerimo dėl Amerikos neišsklaidė. Tai įvyko tik po kelių savaičių Tokijos spaudimo. Tik po to, kai Japonijos nusivylimas tapo tarptautinė naujiena. Ir tik po to, kai Kinija eskalavo karinius incidentus. Be to, karinė parama be politinės paramos nepakankama. Tad norint suprasti, kodėl Japonijos premjerė taip rizikuoja dėl Taivano, reikia suprasti, ką Kinijos kontrolė reikštų Japonijai, nes šiai valstybei tai būtų egzistencinė grėsmė. Taivanas yra 110 km nuo Japonijos piečiausių salų. Taivano sąsiauris yra kritinis jūrų susiaurėjimas. Beveik visi prekybiniai Japonijos laivai plaukia per šios vandenis. O Kinijos kontrolė Taivane reiškia kontrolę šioje gyvybiškai svarbioje jūrų arterijoje. Japonija salų valstybė, praktiškai neturinti gamtinių išteklių. Ji būtų priklausoma nuo Pekino malonės. O Japonijoje dislokuota apie 54 000 Jungtinių valstijų karių. Tai didžiausias Amerikos karinių pajėgų dislokavimas už Amerikos ribų. Šios bazės yra būtinos Jungtinių valstijų galiai išlaikyti Ramiajame vandenyne. Jei Kinija pultų Taivaną, šios bazės būtų pirmieji taikiniai, siekiant užkirsti kelią pastiprinimą ir atgrasyti Japoniją. Pagal savitarpio gynybos sutartį Japonija privalo ginti Amerikos pajėgas savo teritorijoje. Net jei Tokijas norėtų likti neutralus, Kinijos puolimas prieš Jungtinių valstijų bazes automatiškai trauktų Japoniją į karą. 2015 m. nauja įstatymų interpretacija atvėrė duris kolektyviniai savigynai. Tai yra sistema, kurią minėjo Takaiči. Kinijos blokada vykdoma karo laivais grasinanti Jungtinių valstijų pajėgoms sukeltų kolektyvinę savigyną. Japonijai įsitraukus, Kinija smogtų. Japonijos teritorijai paverstų Taivano krizę visiškų karų vakarų Ramiajame vandenyne. Tad ekonominės pasekmės būtų katastrofiškos. Taivanas gamina apie 60% pasaulio puslaidininkių ir apie 90% pažangiųjų lustų. Kinijos blokada sugriautų tiekimo grandinės ir nuniokotų Japonijos ekonomiką. Tad Amerikos pareigūnai mano, kad Kinijos prezidentas įsakė savo kariuomeniai būti pasirengusiai užimti Taivaną iki 2027-ųjų. Trumpas CBS televizijai sakė, kad Xi Jinpingas pažadėjo nepulti, nes jie žino pasekmes, bet nepatikslino, kokia būtų Jungtinių valstijų reakcija.
Taivano santykių įstatymas sąmoningai palieka neaiškumą, ar Amerika įsikištų tiesiogiai. Tačiau Japonijos premjerės Takaichi komentarai pašalina tą neaiškumą. Japonija tikrai nestovėtų nuošalyje. O Taivanui irgi ne piragai, mat jis susiduria su dviguba krize, augančios abejonės, ar kas nors jį gins ir politinis paralyžius, kuris silpnina savigyną. Naujausi apklausos rezultatai rodo, kad 60% taivaniečių netiki, kad amerikiečiai padės Kinijos atakos atveju. Tai atspindi Trumpo dviprasmiškus pareiškimus ir sąjungininkų apleidimo istoriją. Be to, tai mažina pasitikėjimą ir verčia Taivaną persvarstyti strategiją. Pirminis planas savarankiškai priešintis 1 mėnesį, kol atvyks amerikiečių pajėgos. Dabar rengiamas kitas. Ruošiamasi daug ilgesniai kovai be išorinės pagalbos. Kaupiami šaudmenys, maistas, energija ilgalaikiai blokadai. Be to, Taivanas turi ir vidinių problemų politikoje. Parlamente daugumą turi Kuomintang partija, palaikanti Kinijos suartėjimą, ir Taivano liaudės partija. Jos kartu riboja karinės išlaidas būtent tada, kai Taivanui labiausiai reikia stiprintis. Ir šis politinis susiskaldimas vyksta nebe Kinijos įsikišimo. Tad Taivanui kyla daug klausimų, kas padėtų jiems apsiginti nuo Kinijos. Na, o Vašingtono Naujosios Amerikos saugumo centras išanalizavo, kas padėtų Taivanui, jei Amerikos įsipareigojimas pasirodytų neaiškus arba jo iš viso nebūtų. Ir išvados neįtin optimistiškos. Štai pavyzdžiui, Pietų Korėja tikriausiai sutelktų dėmesį į Šiaurės Korėjos sieną. Indija sustiprintų savo sienas, bet vargu ar panaudotų savo galią. O Australija per toli. Filipinai kultūriškai susiję, bet kariniu požiūriu neturi tiek galios, tad lieka Japonija. O ji greičiausiai nenuviltų, mat tokie skaičiuoja. Jei Taivanas žlugtų visa Amerikos pietryčių Azijos alijanso sistema. Svarbus klausimas, kurį Xi Jinpingas turi užduoti. Japonija turi apie 54 000 amerikiečių karių savo žemėje. Jei Tokijas kariaus su Pekinu, ar Vašingtonas galės likti neutralus? Amerikos kariai veikiantis iš Japonijos bazių bus atakuojami Kinijos. Abipusio gynybos susitarimas įpareigoja ginti Japoniją, o Japonijos įsikišimas beveik neabejotinai įtrauktų Jungtines valstijas į karą, nepaisant prezidento Trumpo pageidavimų. Tai yra premjerės Takaichi atgrasimo logika, aiškiai parodant, kad Japonija laiko Kinijos veiksmus Taivane egzistencinė grėsmė. Taip pat aiškiai parodoma, kad tai sukeltų karą, į kurį būtų įtrauktos tiek Japonija, tiek ir Jungtinės valstijos. Ir kai kalbame apie Japonijos ir Kinijos konfliktą, sunku rasti trumpalaikį sprendimą. Nei viena pusė negali ir nenori pasitraukti. Japonijos premjerė Takaichi pastatė savo politinę reputaciją ant geležinės rankos kortos, o 70% pritarimas rodo visuomenės paramą jai. Xi Jinpingas irgi negali atrodyti silpnas Taivano klausimu, kuris yra jautriausias Kinijos užsienio politikos klausimas. Kai kurie tikisi, kad ekonominė realybė privers tyliai sumažinti įtampą, mat abi šalis turi plačius prekybos ryšius susijusias ekonomikas. Tačiau šis kartas pavojingesnis, nesusijęs su karinėmis grėsmėmis Taivanui, kur kompromisas yra beveik neįmanomas. Mat Kinijai susivienijimas yra šventas tikslas, o Japonijai Kinijos kontrolės prevencija yra būtina išlikimui, tad interesai iš esmės nesuderinami. Lietuvai ši Taivano krizė gali atrodyti tolimas dalykas, tačiau tai yra rimta klaida. Tai, kas vyksta Taivano sąsiauryje, yra labai svarbu Vilniui, nes Jungtinių valstijų kariuomenė turi ribotus išteklius. Ji negali kariauti dviejose frontuose su Kinija Ramiajame vandenyne ir tuo pačiu metu remti Europą kovoje su Rusija. Jei amerikiečių karo laivai plauks į Taivaną, jie nebegalės plaukti į Europą. Jei prieš Kiniją bus dislokuoti slaptieji bombonešiai, povandeniniai laivai ir raketinės gynybos sistemos, jie nebus prieinami Europai. Jei ginkluotė bus skirta Japonijos ir Taivano gynybai, NATO alijansas turės mažiau ginkluotis. Ir nors Europoje dislokuota apie 100 000 Amerikos karių, tačiau, kaip jau žinome, Jungtinės valstijos rengiasi mažinti šį skaičių, o kariai greičiausiai bus perkeliami į Ramiojo vandenyno regioną. O jei prasidėtų karas, neaišku, kiek karių liktų Europoje, kurie turėtų padėti gintis nuo Rusijos. Putinas Taivano krizę laiko galimybę. Jei Amerika įsitrauktų į ilgą konfliktą su Kinija, Rusija turėtų laisvas rankas Europoje. Baltijos valstybės, Lenkija ir visas rytinis NATO flangas taptų pažeidžiamais kaip niekada nuo šaltojo karo laikų. Amerikos dėmesys, ištekliai, kariniai resursai būtų nukreipti į Aziją. Karas Ukrainoje parodė Rusijos pasiryžimą naudoti jėgą, kai ji mato vakarų silpnumą, o karas Taivane būtų begalinis dėmesio nukreipimas. Tad Putinas stebi, ar tai yra momentas, kai Amerikos įsipareigojimai tampa pernelyg dideli ir nepamatuoti. O Amerika susiduria su dilema, kas svarbiau – įsipareigojimai Japonijai ar įsipareigojimai NATO alijansui. Amerikos planuotojai kažkada manė, kad jie niekada neturės rinktis, mat atominės atgrasimas turėjo užkirsti kelią dideliems karams.
Bet kas tada, jei Kinija imsis veiksmų būtent todėl, kad apskaičiuos, jog Amerika negali apginti Baltijos šalių ir Taivano vienu metu? Lietuvai tai nėra teorinis klausimas. Mūsų šalis saugumo atžvilgiu yra panašiai Taivaną. Abi šalis yra palyginti mažos, abi susiduria su dideliais priešiškais kaimynais, abi priklauso nuo išorinių garantijų savo išlikimui ir abi bijo būti paliktos likimo valiai. Lietuva panašiai ir į Japoniją. Abi šalis yra Amerikos sąjungininkės, abi sukūrė gynybą remdamosis prielaidą, kad Amerika padės. Tačiau Jungtinės valstijos negali būti visur, tad mūsų ir kitų Amerikos sąjungininkų susirūpinimas yra susijęs su tuo, kad be visiško Amerikos palaikymo, be oro pajėgų, žvalgybos, logistikos ir branduolinio skydo, Europos NATO šalis sunkiai galėtų atgrasyti Rusiją nuo Baltijos šalių puolimo ar ją nugalėti. O geografija negailestinga. Suvalkų koridorius yra žinomas kaip sunkiai apginamas. Gynybos analitikai tvirtina, kad Rusijos pajėgos galėtų per kelias valandas atkirsti Baltijos šalis be greitos NATO pagalbos. Tad Taivano išlikimas susijęs su Lietuvos saugumu. Jei Taivanas žlugs ir Amerikos Indijos Ramiojo vandenyno aljanso sistema. Jei žlugs, visur bus abejojama Amerikos patikimumu. Kiekvienas priešininkas išbando ribas. Tokioms priekinės priešakinės linijos valstybėms kaip Lietuva rizika negali būti didesnė, todėl Taivano sąsiaurio ir Suvalkų koridoriaus saugumas yra tarpusavyje susiję. Na, o dabar persikelkime į kitą pasaulio kraštą, į Pietų Ameriką, kurią Trumpas paskelbė kaip savo šalies interesų zoną. Šį mėnesį Jungtinės valstijos dislokavo didžiausias karinės pajėgas Karibuose nuo šaltojo karo laikų. Daugiau nei 11 karo laivų, įskaitant lėktuvnešį Gerald Ford, dabar patruliuoja Venesuelos pakrantėje. Virš jų skraido bombonešiai, o Puerto Rike budi naikintuvai. Maždaug 15 000 amerikiečių karių turi vieną misiją. Jeigu reikės, nuversti Venesuelos prezidentą Nicolą Maduro. Geopolitikos ir gynybos analitikai bei ekspertai tvirtina, kad ši karinė Donaldo Trumpo operacija yra režimo keitimas, vykdomas per jūrų blokadą, tanklaivių konfiskavimą ir oro smūgius. Bet apie viską iš pradžių. Amerikos kampanija prasidėjo rugsėjo mėnesį oro smūgiais į laivus Karibuose ir Ramiajame vandenyne, per kurio žuvo 83 žmonės. Juos Trumpo administracija vadina narkoteroristais. Laivai buvo sunaikinti Hellfire raketomis, paleistomis iš Reaper dronų. Kai kurie išgyvenusieji buvo išgelbėti Amerikos pajėgų, o vėliau greitai deportuoti. Vienas iš jų buvo paleistas iš policijos areštinės Ekvadore, nes nebuvo rasta jokių įrodymų apie narkotikų gabenimą. Kitas guli sunkiai sužeistas Bogotos ligoninėje. O žuvusiųjų šeimos sako, kad jų artimieji buvo tik žvejai, o ne narkotikų kontrabandininkai. Tačiau kas jie buvo iš tiesų, kol kas sunku pasakyti. Gruodžio pradžioje operacija smarkiai suintensyvėjo. Amerikos pajėgos konfiskavo tanklaivį gabenusi beveik 2 milijonus barelių žalios naftos, kurios vertė maždaug $80 milijonų. O po to kitą tanklaivį su 2 milijonais barelių. Amerikos teisingumo departamento paskelbtose vaizdo įrašuose matyti, kaip ginkluoti kariai iš sraigtasparnių nusileidžiant laivų denių. O gruodžio 16-ąją Trumpas įsakė visiškai blokuoti sankcionuotus naftos tanklaivius. Tarptautinės teisės ekspertai tai iš karto pavadino karo veiksmu. Šią operaciją remia nepaprastai didelės karinės pajėgos. Naujausias Amerikos superlėktuvnešis Gerald Ford vadovauja 11 karo laivų flotiliai, kurią sudaro eskadriniai minininkai, kreiseriai ir desantiniai laivai. F-35 naikintuvai veikia iš Puerto Riko, o B-1 ir B-52 strateginiai bombonešiai vykdo misijas netoli Venesuelos oro erdvės. Reaper dronai nuolat patruliuoja, o Karibų jūroje dabar dislokuota apie 15 000 karių. Tai didžiausias Amerikos karinis kontingentas regione nuo šaltojo karo laikų. Poveikis laivybai pasijuto akimirksniu. Laivai laukiantis naftos pakrovimo Venesuelos uostuose nustojo judėti. Tanklaiviai artėjantis iš Atlanto vandenyno pusės apsisuko kelionės viduryje, o Rusijos laivai gabenantis naftos produktus, kurių Venesuelai labai reikia, kad galėtų skystinti savo sunkiąją naftą eksportui, apsisuko Indijos vandenyne. Per kelias dienas maždaug tuzinas laivų liko paralyžiuoti Venesuelos vandenyse, o jų įgulos bijojo pajudėti. Apie 40% Venesuelos naftos laivyno veikia pagal Jungtinių valstijų sankcijas. Venesuela eksportuoja apie 750 000 barelių per dieną, o norint įvesti blokadą nereikia sustabdyti kiekvieno laivo. Pakanka sustabdyti tik tiek, kad paralyžiuotų ekonomiką. Venesuela gali saugoti 35 milijonus barelių naftos, šiuo metu ji turi 27 milijonus. Jei eksportas sustos, saugyklos užsipildys per kelias dienas. Kai jos bus pilnos, gamyba turės būti sustabdyta.
Naftos gavybos sustabdymas padarytų didelę žalą Venesuelos naftos telkiniams. Sunkiąją naftą reikia nuolat išgauti, kad šuliniai neužsikimštų. Tai ne ekonominis spaudimas, tai režimo žlugimui skirtas smaugimas. O Kubos išlikimas taip pat priklauso nuo Venesuelos naftos. Sala kasdien gauna apie 30 000 barelių, o geresniais laikais gaudavo 100 000. Be šio gyvybiškai svarbaus šaltinio Kubai grėsia greitas žlugimas. Nuo 2018 ekonomika susitraukė apie 15%, beveik 90% kubiečių gyvena ekstremaliame skurde. Elektros tiekimo pertraukos trunka 18 valandų ar ilgiau. Nuo 2020-ųjų ketvirtadalis Kubos gyventojų, beveik 3 milijonai žmonių, pabėgo iš šalies. Tai būtų Kubos ekonomikos žlugimas, be abejonės, sako energetikos ekspertas, stebintis Kubos ir Venesuelos ryšius. Tad kodėl Amerika vykdo šią Venesuelos blokadą? Oficialiai tvirtinama, kad kovojama su narkotikų kontrabandininkais ir padedama grąžinti demokratiją Venesuelai. Gynybos sekretorius Petas Heksatas narkotikų kartelius vadina vakarų pusrutulio Al-Qaeda, o valstybės sekretorius Marco Rubio kalba apie demokratijos atkūrimą Venesueloje. Baltieji rūmai nurodo Maduro suklastotus rinkimus ir žmogaus teisų pažeidimus. Šie pateisinimai nėra visiškai neteisingi, bet jie nėra tikroji priežastis. Jungtinės valstijos toleruoja daug diktatorių. Jos nesiunčia lėktuvnešių, kad juos pašalintų. Venesuela yra svarbi dėl gilesnių strateginių priežasčių, kurios neturi nieko bendra su narkotikais ar demokratija. Apie tai dabar ir papasakosiu. Trumpo administracija atgaivino Monroe doktriną, XIX amžiaus principą, pagal kurį Lotynų Amerika buvo laikoma Amerikos įtakos sfera, į kurią konkurentai neturėjo teisės kištis. Baltuosiuose rūmuose pareigūnai dabar ją vadina Monroe doktrina, Trumpo vardo pirmosios raidės ir Jungtinių valstijų prezidento Monroe pavardės junginiu. Šis požiūris yra aiškus – atkurti Amerikos dominavimą vakarų pusrutulyje ir išvaryti konkurentus. Trumpo nacionalinio saugumo strategija, paskelbta kelios savaitės prieš blokados pradžią, aiškiai nurodo šį prioritetą. Jis įpareigoja atmesti ne vakarų pusrutulio konkurentus, galimybę jiems dislokuoti karinės pajėgas arba valdyti ar kontroliuoti strategiškai svarbius turtus regione. Tai nėra subtilus diplomatijos žingsnis, tai didžiųjų valstybių konkurencija, o Venesuela tapo mūšių lauku. Ir Venesuela nėra tiesiog dar viena sunkumus patirianti Lotynų Amerikos diktatūra. Tai yra strateginis atramos taškas pagrindiniams Amerikos konkurentams. Kinija nuo 2000-ųjų pradžios Venesuelai paskolino daugiau nei $30 milijardų, todėl Karakasas tapo didžiausiu Pekino skolininku regione. Šios paskolos turėjo būti grąžintos naftos produktais, tačiau dėl Venesuelos gamybos žlugimo Kinija atsidūrė, kaip analitikai vadina, kreditorių spąstuose. Investavo milijardus, bet turi mažai vilčių susigrąžinti pinigus. O Kinija perka maždaug pusę Venesuelos eksportuojamos naftos, apie 400 000 barelių per dieną. Pekinas taip pat daug investavo į Venesuelos infrastruktūrą, telekomunikacijas ir kasybą. Šie santykiai yra labai gilus. Mat Kinijos prezidentas Xi Jinpingas Venesuelą vadina visų oro sąlygų partnerių. Šią frazę Pekinas naudoja tik artimiausiams sąjungininkams. O Rusijos dalyvavimas yra labiau atviras ir karinis. Maskva tiekia Venesuelai S-300 oro gynybos sistemas, Suchoi naikintuvus, sraigtasparnius, tankus ir karinius patarėjus. Rusijos technikai prižiūri senstančią Venesuelos karinę įrangą, o Rusijos tanklaiviai padeda perkelti Venesuelos naftą į juodąją rinką, apeinant Amerikos sankcijas. Maskvai Venesuela reiškia galios demonstravimą netoli Amerikos krantų, simbolinį vidurinio piršto rodymą Vašingtonui. Trumpui tai yra nepakeliama. Jie paėmė visą mūsų naftą, skundėsi jis turėdamas omenyje 2007 Venesuelos užsienio naftos gavybos bendrovių turto nacionalizavimą. Tačiau tikroji problema yra ne prieš dešimtmečius konfiskuoto turto susigrąžinimas. Jis susijusi su strateginių išteklių ir teritorijos atimimu iš Pekino ir Maskvos. Trumpo prekybos dėrybos su Kinija ir jo platesnė pasaulinė strategija priklauso nuo Amerikos dominavimo savo pusrutulyje. Leidimas Kinijai ir Rusijai įsitvirtinti Venesueloje siunčia klaidingą žinią. Venesuela turi 17% pasaulio patvirtintų naftos atsargų, didžiausių telkinių žemėje. Nafta yra sunki, dervos konsistencijos žalia nafta, kurią reikia smarkiai perdirbti, o gamyba sumažėjo nuo 3 milijonų barelių per dieną 1990 iki maždaug 1 milijono šiandien. Tačiau svarbu ne kiekis, o tai, kad Kinijai būtų užkirstas kelias į šį strateginį turtą. Amerikos Meksikos įlankos pakrantės perdirbimo gamyklos buvo pastatytos sunkiosios naftos perdirbimui, tačiau Venesuelos atsargos yra didžiulis strateginis turtas, kurio negalima palikti Pekinui lojalios vyriausybės kontroliai.
Be naftos Venesuela ir kaimininės šalės turi didelius retųjų žemių mineralų, metalų, aukso ir kitų išteklių būtinų aukštųjų technologijų gamybai, telkinius išteklius, kurie tapo pagrindiniais Amerikos ir Kinijos konkurencijos objektais. Trumpas be to turi nebaigtų reikalų su Venesuela. Per savo pirmąją kadenciją 2019-aisiais jis pripažino opozicijos lyderį Juaną Guaido Venesuelos teisėtų prezidentu ir bandė suorganizuoti Maduro nuvertimą. Šis bandymas žlugo. Maduro ne tik išliko, bet ir sustiprino savo galią, pažemindamas Trumpą ir Jungtinių valstijų politikos formuotojus. O Trumpas tokių pralaimėjimų nepamiršta. Yra ir vidaus politikos motyvų. Nuo 2020-ųjų Jungtinės valstijas atvyko apie 800 000 migrantų iš Venesuelos. Daugelis jų perėjo pietinę sieną, kurią Trumpas padarė savo politinės tapatybės centru. Trumpas teigia, kad nušalinus Maduro pabėgėlių srautas bus sustabdytas jo šaltinėje, tai yra Venesueloje. Prezidentas taip pat pasitelkė 1798 priimtą karo laikų įstatymą, taip vadinamą užsieniečių priešų įstatymą, leisdamas suprasti, kad jis gali panaudoti karinę jėgą Venesueloje, siekdamas pateisinti masinės Venesuelos piliečių deportacijas iš Jungtinių valstijų. Galiausiai kyla patikimumo problema. Trumpas dislokavo didžiausią per pastarosius dešimtmečius Amerikos karinės pajėgas Karibuose. Buvęs Jungtinių valstijų ambasadorius Venesueloje Jamesas Torrey vertino, kad tikimybė, jog bus surengti kariniai smūgiai, yra 80%. Surinkę šią armadą, Trumpas negali tiesiog pasitraukti, nes atrodytų silpnas, o pats dislokavimas sukūrė spaudimą imtis veiksmų. Tad 20 metų Venesuela visame pasaulyje palaikė antiamerikietiškus sąjungininkus. Buvęs prezidentas Hugo Čavesas kalbėjo apie naujos pasaulio tvarkos galinčios pasipriešinti Vašingtonui sukūrimą. Jis užmezgė artimus ryšius su Rusija, Kinija, Kuba, Iranu ir kitais Amerikos priešais. Ši sąjunga turėjo apsaugoti Venesuelą nuo Amerikos spaudimo, bet tai nesuveikė. Susidūrę su tikra Amerikos karinė jėga, Venesuelos autoritariniai sąjungininkai išnyko. Rusijos karas Ukrainoje išsekino Maskvos gebėjimą demonstruoti galią kitur. Ilgas konfliktas eikvoja Rusijos karinius išteklius, dėmesį ir tarptautinį politinį kapitalą. Maskva gali suteikti Venesuelai ribotą pagalbą, karinę priežiūrą, kai kurias degalų siuntas, bet nieko, kas prilygtų paramai, reikalingai atsilaikyti prieš Amerikos karinį spaudimą. Savaitgalį prieš Trumpo blokados paskelbimą į Venesuelą atplaukė 2 Rusijos naftos tanklaiviai, gabenantis lengvąją naftą ir naftos produktus, kurių Venesuelai labai reikia. Tai buvo simbolinis gestas, nieko daugiau. Tai yra nedideli gestai, kurie nebus pakankami, jei Amerika imsis mirtinos jėgos, sakė Vladimiras Rovinskis, Kolumbijos universiteto profesorius stebintis Rusijos veiklą Lotynų Amerikoje. Bet dar svarbiau yra tai, kad Rusija bando derėti su Trumpu dėl svarbių susitarimų, įskaitant galimas taikos derybas Ukrainoje ir prekybos susitarimus. Konfrontacija su Amerika dėl Venesuelos pakenktų šiems svarbesniems tikslams. Maskva pateikė diplomatinius pareiškimus remiančius Maduro, bet nesuteikė karinės pagalbos. Venesueloje yra Rusijos S-300 oro gynybos sistemos ir Suchoi naikintuvai, bet jokių Rusijos karių, kurie būtų panaudoti prieš Amerikos pajėgas. Maskva nerizikuos tiesioginę konfrontaciją su Amerikos kariuomenė dėl tolimos sąjungininkės. O Kinijos reakcija buvo dar tylesnė. Pekinas susiduria su silpna vidaus ekonomika, sulėtėjusiu augimu ir didėjančiais vidaus iššūkiais. Prezidentas Xi Jinpinas derasi su Trumpu dėl prekybos klausimų, ypač dėl žemės ūkio produktų pirkimo, kuris svarbus Amerikos ūkininkams politiškai svarbiose valstijose. Maduro gynimas gali pakenkti šioms deryboms. Be to, Kinija yra suteikusi $30 milijardų skolų Venesuelai, kurių grąžinimo perspektyvos yra menkos. Jei Maduro žlugtų ir valdžią perimtų proamerikietišką vyriausybę, Kinija galėtų prarasti viską. Tačiau Pekinas skaičiuoja, kad kova su Amerika dėl Venesuelos kainuotų daug daugiau. Kinija neturi karinių pajėgumų vakarų pusrutulyje. Net jei turėtų mesti iššūkį Amerikos kariniam dominavimui, Karibuose būtų savižudybė. Jei Amerika atvertų rinką, nafta nebūtų eksportuojama į Kiniją, paaiškino Evanas Romero, buvęs Venesuelos energetikos viceministras. Eksportuoti į Kiniją nėra jokios prasmės, tai buvo ideologija, o ne ekonominis sprendimas, tikina jis. Kinijos analitikai tai supranta. Pekinas neauko savo pagrindinių ekonominių interesų, kad apsaugotų sąjungininką, kuris Kinijai jau kainavo milijardus. Be to ir Kubos yra beviltiška padėtis. Kuba yra vienintelis sąjungininkas, imantis veiksmų, bet tik todėl, kad jos pačios išlikimas priklauso nuo Venesuelos. Kubos žvalgybos pareigūnai užtikrina Maduro asmeninį saugumą ir vykdo kontržvalgybos operacijas visoje Venesuelos kariuomenėje. Jie identifikuoja potencialius pučistų sąmokslininkų, šnipinėja pareigūnus ir užtikrina lojalumą per visapusišką stebėjimo sistemą. Kubos patarėjai padėjo Maduro išgyventi 2019 metų pučą.
Tačiau Kuba negali ginti Venesuelos karinė jėga. Sala pati susidarė su egzistencinė krize, ekonomika žlugo, elektros tinklai nuolat genda, maisto trūkumas yra didžiulis, o Havanos gatvėse susikaupusios šiukšlės skatina ligų plitimą. Nuo 2020-ųjų pabėgo daugiau nei 2,7 milijonų kubiečių, ketvirtadalis visos salos gyventojų. Be Venesuelos naftos Kubos vyriausybė susidurs su greitu žlugimu, kuris greičiausiai sukels dar didesnę pabėgėlių krizę Floridoje. O Kubos prezidentas Miguelis Diazas reagavo į tai nirtingą retoriką, pavadindamas Trumpo blokadą piratavimo aktu. Tačiau retorika yra viskas, ką Kuba gali pasiūlyti. Havana neturi karinių pajėgumų, kad galėtų mesti iššūkį Amerikos pajėgoms ir neturi išteklių, kad galėtų ekonomiškai padėti Venesuelai. Kokios to pamokos? Autoritariniai sąjungininkai dingsta spaudimo akivaizdoje. Šis modelis yra aiškus ir atspindi tai, kas įvyko, kai Izraelis ir Jungtinės valstijos smogė Iranui. Teherano sąjungininkai Rusija ir Kinija suteikė diplomatinę paramą, bet ne karinę pagalbą. Vadinamojo autoritarizmo ašis taikos metu atrodo daug stipresnė, pažymėjo strateginių ir tarptautinių studijų centro Amerikos programos direktorius Ryanas Bergas. Paaiškėjo, kad sunkiais laikais autoritaro šis negelbėja, atsako jis. Nuo Venesuelos patirtis rodo svarbią realybę. Autoritarinės sąjungos yra labiau iš reikalo ar naudos, o ne ideologinės. Kai supervalstybė nusprendžia daryti karinį spaudimą, mažesni sąjungininkai lieka vieni. Rusija ir Kinija nerizikuos tiesiogiai konfrontuoti su Jungtinėmis valstijomis dėl regioninės valstybės, nesvarbu, kiek ilgai truko partnerystė ar kokios didelės buvo investicijos. Tad kas dabar laukia Venesuelos? Nafta sudaro 90% eksporto pajamų, 40% eksporto sumažinimas sukelia ekonominę depresiją, o Venesuelos BVP nuo 2013 jau sumažėjo 70%, o infliacija siekia beveik 500% per metus. Jei režimas nebegalės parduoti naftos, tai sukels dar vieną didelę recesiją, sakė ekonomistas Francisco Rodrigesas. Jei Amerika kas mėnesį konfiskuos vieną ar kelis tanklaivius, Venesuela patirs visišką ekonominį žlugimą. Tačiau Maduro pasirodė esąs nepaprastai atsparus. Jis išgyveno ankstesnės Amerikos sankcijas, metodiškai apsaugodamas savo režimą nuo perversmo, baimės, stebėjimų ir korupciją. Kubos žvalgybos agentai yra įsitvirtinę kiekvienoje Venesuelos karinėje dalyje ir identifikuoja potencialius disidentus. Sąmokslo dalyviai susiduria su kankinimais, įkalinimu ir mirtimi, kaip ir jų šeimos. Jie gali pagrobti tavo žmoną, vaikus ar tėvus, sakė Edvardas Rodrigesas, buvęs armijos pulkininkas, kuris dabar gyvena tremtyje. Rezultatas tai, ką jis vadina neįkainojamu teroru, persmelkiančiu net ginkluotasias pajėgas. Maduro taip pat korupcija pririšo karininkus prie režimo. Generolai ir admirolai kontroliuoja valstybinės įmonės, pasisavina naftos pajamas ir pelnus iš narkotikų kontrabandos susitarimų su Kolumbijos karteliais. O Venesueloje yra daugiau karininkų nei visoje NATO kartu sudėjus. Tūkstančiai generolų, kurių asmeninis turtas visiškai priklauso nuo režimo išlikimo. Daugelis jų yra kaltinami Amerikos dėl narkotikų kontrabandos ar žmogaus teisų pažeidimo. Jei Maduro žlugs, jiems gresia kalėjimas, tad jie negali pabėgti, nes prarastų viską. O Venesuelos valstybės žlugimas sukeltų humanitarinę katastrofą visoje Lotynų Amerikoje. Nuo 2020-ųjų pabėgo beveik 3 milijonai venesueliečių, 800 į Ameriką, likusi dalis į Kolumbiją. Visiškas ekonomikos žlugimas smarkiai pagreitintų šį masinį išvykimą ir destabilizuotų kaimininės šalis, kurios jau ir dabar sunkiai susidoroja su pabėgėlių priėmimu. Kubos galimas žlugimas irgi prisidėtų prie migrantų krizės. Jei Venesuela negalės tiekti naftos Havanai, Kubos komunistinė vyriausybė gali žlugti per kelis mėnesius, o tai galėtų priversti 100 tūkstančių pabėgėlių vykti į Floridą. Trumpo politika Venesuelos atžvilgiu kelia pavojų, kad netyčia sukels būtent tokią imigracijos krizę, kurios Trumpas teigia norintis išvengti – masinę pabėgėlių bangą į Jungtines valstijas. Regionas taip pat susiduria su saugumo grėsmėmis. Ginkluotosios grupuotės, įskaitant disidentus ir nacionalinę išsilaisvinimo armiją, veikia palei Venesuelos sieną su Kolumbija. Valdžios vakuumas Karakase galėtų leisti šioms organizacijoms plėsti savo veiklą ir skleisti smurtą. Venesuela jau dabar daugelėje teritorijų veikia kaip žlugusi valstybė. Kritikai kartais vadina Maduro Fortuna meru, nes jis kontroliuoja tik Karakaso karinę bazę, kurioje gyvena, o ginkluotosios grupuotės valdo didelius kaimo ir miestų plotus. O Pietų Amerikos šalys yra smarkiai susiskaldžiusios. Kolumbijos prezidentas Gustavo Petro pasmerkė Amerikos smūgius kaip žmogžudystę ir atšaukė savo ambasadorių iš Vašingtono. O štai Argentinos prezidentas entuziastingai remia Trumpo veiksmus ir glaudžiai suderino Buenos Airių poziciją su Vašingtonu.
Dauguma šalių bando išlaikyti pusiausvyrą tarp Vašingtono ir Karakaso, nenorėdamos nei Amerikos karinės intervencijos, nei Maduro diktatūros tęsimosi, bet nežinodamas, kaip išbristi iš šios dilemos, elgesi taip, kaip elgesi. Tiesa, ir paties Trumpo blokada turi bėdų, nes susiduria su rimtais teisiniais iššūkiais. Tarptautinės teisės ekspertai, skaitant buvusius Amerikos vyriausybės teisininkus, apibūdina jūrų smūgius kaip neteisėtus nužudimus, o blokadą kaip karo veiksmą. Jungtinė karalystė net apribojo žvalgybos informacijos dalyjimąsi, nes Britų pareigūnai laiko šias operacijas neteisėtomis. Prancūzijos užsienio reikalų ministras pareiškė, kad Amerikos veiksmai pažeidžia tarptautinę teisę, o Trumpo administracija atmeta šios kaltinimus. Jie tvirtina, kad prezidentas turi konstitucinę teisę naudoti karinę jėgą, siekdamas apsaugoti Amerikos interesus. Dar labiau nerima kelia tai, kad nėra jokio aiškaus plano dėl Venesuelos po Maduro nuvertimo. Opozicijos lyderiai yra išvykę į tremtį. Jei jie grįžtų po Maduro nuvertimo, paveldėtų sunaikintą ekonomiką, korumpuotą kariuomenę ir teritoriją kontroliuojančias ginkluotasias grupuotės. Tiesa, kai kurie pareigūnai tai lygina su 1989 metų Panama, kai JAV pajėgos nuvertė diktatorių Manuelį Noriegą ir įsigalėjo demokratinis stabilumas. Tačiau Venesuelos gyventojų skaičius yra 3 kartus didesnis, šalyje niekada nebuvo Amerikos karinių pajėgų, o Trumpas rodo minimalų susidomėjimą valstybės kūrimo procesu. Rizika yra ta, kad Maduro nuvertimas sukels chaosą, o ne demokratiją ir Venesuela liks žlugusi valstybė. Kol kas Trumpo kritikai tvirtina, kad prezidento veiksmai rodo, kad kai supervalstybės mato, kad jų gyvybiniai interesai yra pavojuje, tarptautinė teisė tampa neprivaloma. Amerika padėjo sukurti pokarinę sistemą, ribojančią konfliktus. Jungtinių tautų chartija draudžia naudoti karinę jėgą, išskyrus savigynos atvejus, arba gavus saugumo tarybos leidimą. Trumpo blokada pažeidžia šias taisyklės. Karinė blokada yra ne tik Jungtinių tautų chartijos pažeidimas, bet ir agresijos nusikaltimas, sakė New York universiteto teisės profesorius Ryanas Goodmanas. Tai sukuria pavojingus precedentus. Jei Jungtinės valstijos gali narkotikų kontrabandą pervadinti ginkluotų puolimu, pateisinančių jėgos panaudojimą, kas trukdo kitoms šalims imtis panašių interpretacijų. Jei Vašingtonas vykdo blokadas be Jungtinių tautų leidimo, kodėl Rusija, Kinija negali daryti to paties? Taisyklėmis pagrįsta tvarka priklauso nuo to, ar galingos šalys sutinka su savo elgesio apribojimais. Kai pasaulio supervalstybė atvirai paniekina šias taisyklės, sistema susilpnėja. Mažoms valstybėms, tokioms kaip Lietuva, neturinčioms didžiųjų valstybių statuso ar branduolinio atgrasimo, tai yra ypač nerima keliantis ženklas. Tarptautinė teisinė tvarka niekada nebuvo tobulai įgyvendinama, tačiau ji suteikia tam tikrą apsaugą nuo didžiųjų valstybių agresijos. Jei ta tvarka toliau silpnės, mažos valstybės taps vis labiau pažeidžiamas. Tačiau greičiausiai Donaldas Trumpas nepasiduos ir bandys nuversti Maduro režimą. Dabar jis atvirai ragina, kad diktatorius pasitrauktų iš posto be kraujo praliejimo. Tačiau jei Maduro nepaklus, gali būti, kad pamatysime Amerikos pajėgas įsiveliant į dar vieną karinį konfliktą. Tik šį kartą jau arčiau savo šalies. Analitikai tik ginčijasi, koks bus tas karinis konfliktas. Ar Amerika apsiribotų tik oro antskrydžiais ir raketų apšaudimais, ar pasiųstų savo sausumos pajėgas į šalį. Kad ir kaip būtų, atrodo, kad Trumpas laikosi savo nacionalinio saugumo strategijos ir bando įvesti savo tvarką vakarų pusrutulyje, kurį paskelbė savo įtakos zona. Kol kas tiek apie konfliktus, kiek toliau nuo mūsų, tačiau vis tiek turinčius įtaką mūsų saugumui. Ačiū Jums už dėmesį ir skirtą laiką ir žinoma dėkui, kad remiate. Gerų švenčių.